Ar nori sužinoti vieną investiciją savo gyvenime, kuri niekada nepraras vertės? Iš karto sakau spoileris, tai esi tu. Tai yra savęs tobulinimas. Ir užtenka scrollint socialinėse medijose ir leis man pasakyti tau, kaip tu gali į save investuoti, kokiais būdais gali į save investuoti. Tai pirmas būdas yra labai svarbus. Tai yra sportas, tai yra judėti. Atrodo labai paprasta sportas, kiekvienas žmogus tai daro. Tačiau statistika rodo, kad ir amerikonai tie patys, obesity level yra toks aukštas, žmonės tiek mažai juda, kad jie pamato kokį greito maisto restoraną, iš karto čiumpa ten tas makčikenus ir valgo ir viskas, ir nesportuoja, ir jų nedegina, kas juokingiausia. Žmonės pamažu įlenda į savo komforto zoną, sėdi prie savo televizoriaus ekranų ir net nepagalvoja, kad išeiti gamtą, pasivaikščioti, pasigrožėti yra trūkumas, yra iš tikrųjų trūkumas. Ir kiekvieną dieną pastebiu, Olandijai tai žmonės visai dar tokie padorūs, dar seni net žmonės rodo pavyzdį jaunesniai kartai, kad jie neteina į sporto salę, sportuoja, juda, nors kažką daro su savo sveikata. O kai aš pamatau tokius žmonės, apkūnius žmonės, kurie visiškai savęs neprižiūri, priverčia susimastyti, kad gal aš gyvenime nesu toks atsilikęs. Gal iš tikrųjų ta investicija į mane, kad aš sportuoju, kad aš judu, kad aš nesustoju vietoje ir noriu tobulėti, yra geriau nei tie žmonės, kurie valgo greitą maisto restoranus kiekvieną dieną, visiškai nejuda, neina pasivaikščioti, neprišeitina tokių dalykų ir po to skundžiasi su savo health issues, kad ten jiems negerai su sveikata, širdies problemos, ten kraujo problemos, bet viskas priklauso nuo mūsų veiksmų. Tai sportas yra toks top vienas dalykas, turbūt investicijos savęs. Kiekvienas nori vasarą išeiti, parodyti savo kūną, nebūti insecure apie tai. Tai kodėlgi tiesiog nepriimti to sprendimo, kad užsirašyti sporto salę, gal ir bus baisu pirmais kartais, no shit. Visi nuo kažko mes pradedam. Bet pamažu jūs tiesiog suprasit, kad arba jums patinka, arba pasikviesit draugų ir jums bus visiškai smagiau. Aš irgi tai pradėjau eiti į sporto salę, draugas mane pakvietė ir mes kartu pradėjome eiti, mes tai šėrinom kartu, susipažinus su naujais žmonėms, atvers naujas opportunities, taip investuosit į save. Antras dalykas yra mityba. Jeigu jūs valgot kiekvieną dieną McChickenus, kiekvieną dieną KFC's, čia niekada jums nepagerės sveikata, turėsit sveikatos problemų ateityje, gal dabar nepajusit, bet vėliau jums tikrai bus blogai, jūsų metabolizm bus blogas. Ir supraskit, jeigu jūs save gerbėt, esate save gerbintis žmogus, jūs visą laiką prieš dedant į burną kažką pagalvosit, ar tai yra sveika. Aišku, aš sutinku, kartais ir mes turim tą savo sweet tooth arba kai jau pradedam jausti emocijas maistui, nors čia yra labai blogas dalykas jausti emocijas maistui, tai negali būti suderinami dalykai. Bet kai mes jau pradedam jausti, kad mes norim ten kažko jau tokio, nežinau, tokio kokio McChickeno, tokio burgerio kažkur nueiti fast foodą. Bet tada suprantat, kad čia jumise problema yra. Aš suprantu žmonės, kurie valgo sveikai ir turi destinationą, kad jie sveikai gyvena, sveikai maitinasi. Ir tas į savaitę, į 3 savaitės, į mėnesį suvalgyti vieną sykį, tai nepablogins proceso. Viskas priklauso į jūsų mindsetą, kaip jūs galvojate, kad jūs tai paveiks. Jeigu jūs suvalgysit vieną sykį tą McChickeną, niekas nepasikeis. Svarbiausia, kad jūsų kelionė to maisto būtų sveika, o ne kad valgytumėte tai kiekvieną dieną. Aš suprantu, viskas ateina su saiku. Viskam reikia turėti saiką, nereikia visko norėti vienu metu. Tai patarimas, valgykite sveikai, valgykite whole foods, kaip makaronai nėra blogas dalykas, angliavandeniai nėra blogai. Disclaimeris, tai nėra blogai. Svarbiausia juos suderinti
su baltymais. Baltymai, riebalai. Baltymai turėtų būti jūsų didžiausias maisto racionas kiekvieną dieną. Baltymai suteikia jums energijos, suteikia jums žvalumo, atidumo. Vien benefits yra iš baltymų. Mano dienos racione baltymai yra to vienas priority suvalgyti. Ir po to ten žiūri salotas ar kokias ar dar kažką. Ir tada jeigu lieka kažkiek kalorijų per dieną, kartais pasisaldinu su graikiniu jogurtu, su medum, su vaisiais. Va, vaisius galit pakeisti. Tai yra vaisiai yra jūsų cukraus šaltinis. Visi sako, kad bananuose, ten obuoliuose irgi yra cukraus. Tačiau kur yra cukrus, kuris yra perdirbtas, kuris yra dirbtinis ir kur yra natūralus cukrus? Svarbiausia neperdozuoti. Svarbiausia turėti saiką maiste. Ir taip prižiūrėsit, investuosit į save. Sveika mityba, gerbk savo kūną. Nes po to ateityje jums tiesiog bus problemų su sveikata. Ir aš manau, jūs norit pradėti kuo anksčiau, kad tai preventint. Ir trečias dalykas, investuokite į savo stilių. Investuokite į savo higieną, į savo sveikatą. Vitaminai, supplements, visa tai įeina. Investuokite tokius dalykus, kurie priverčia jūs būti confident, priverčia jūs gerai jaustis apie save. Ten, kad ir pats apsikirpimas kirpykloje, aš matau, kaip pilna daug žmonių, kurie visiškai neprisižiūri savęs, nei eina į kirpyklas, nei jokios higienos, ateina visi smirdantis į mokyklą. Aš negaliu, tokia istorija yra mokyklai, kad ateini ir tiesiog smirda klasė, nes yra žmogus, kuris tiesiog nenaudoja higienos priemonių. Ir tai atrodo minimaliausias dalykas, bet žmonės iš tikrųjų visiškai savęs neprisižiūri ir po to taip galvoju, kad iš tikrųjų aš gerai darau su savo gyvenimu, aš save prisižiūriu. Ir tada toks self-esteem tiesiog didėja, kad aš esu geresnis žmogus už tai. Gal tai ir biškiai lyginimasis, tačiau tai neša man benefit, tai kodėlgi ne? Tai investuokite į tokius dalykus. Nepirkit visokių Gucci, Pucci, ką aš galiu pasakyti, čia ne paslaptis, niekam neįdomu brandiniai drabužiai, absoliučiai niekam neįdomu. Jeigu jums patogu, jeigu jūs įperkama, jeigu jūs jaučiatės gražiai ten padoriai, kodėlgi ne tiesiog nueiti tą pačią prekyvietę, nusipirkti ten už tos 20-30 eurų kokias kelnes, kurios jums labai patogios, nors nėra brando, koks skirtumas? Niekam neįdomu, svarbiausia jums gerai, investuokite į save, jums nereikia turėti pradinio didelio kapitalo, kad impresint kitus žmonės, ne, jums tiesiog reikia, kad jaustumės patys gerai, pagalvokite apie save, investuokite į save, investuokite į higienos priemonės. Čia nėra problema, investuokite į vitaminus, nes labai daug vitaminų mes nesukaupiam iš maisto medžiagų, tai todėl yra sukurti ir supplements, sukurti vitaminai, mineralai, elektrolitai. Gerkite ir tos kiekvieną dieną ir pamatysit, jūsų sveikata labai daug šoktelės. Galiu iš asmeninės patirties pasakyti, kad aš kai pradėjau naudoti ten aliejus, pradėjau naudoti vitaminus, magnį, cinką, geležį, mano energija, mano sveikata žymiai geriau pagerėja. Ir tai jaučiasi kiek kasdieniniam gyvenime. Ir kitas dalykas, skaitykit knygas. Aš suprantu, man irgi sudėtinga yra, nes aš atėjau iš tokio miesto, iš tokio, kaip čia pasakyti, mokslinės sistemos, kur visą laiką mūsų mokytojas visą laiką versdavo skaityti knygas, kurių mes visiškai nenorėjom skaityti. Atrodė, kad jos neįdomios, atrodo, kad pievas kalba. Ir tas pakeitė mūsų mąstymą, kad mes dabar galvojam, kad knygos yra blogai. Tačiau knygos yra mūsų lavinimo šaltinis, vienas pagrindinių lavinimo šaltinių. Knygos, podcastai, tutorialai įgūdžių, kaip pagerinti savo įgūdžius, ar ten tokie mentorystės pokalbiai, rasti mentorių, irgi pakalbėti apie tai. Tai irgi yra tobulinimo dalykas, tobulinimo įgūdis. Ir jūs turite irgi nusibrėžti kokį tikslą, ar ten perskaityti, nors ir mažiau, aš sakau, vis kartoju, pradėkit nuo mažų veiksmų, pradėkit skaityti 5 puslapius į dieną, 10 puslapių į dieną ir tiesiog buildinkit tą habitą, kad jūs norit paskaityti, jums sudomintų, bet skaitykit įdomias knygas, kurios jūs sudomina, kurios priverčia susimastyti, kurios yra
apie psichologiją, tai gali būti apie investavimą, apie finansus, apie meilę, apie, nežinau, kas jums įdomu, apie jūsų passion, gali būti kokia dokumentika sportininko, kuris turėjo kokį didelį legacy ir buvo jums inspirationas. Irgi tai galėtų būti vienas iš tokių savęs investicijos būdų. Taip, noriu sutraukti viską autistam, kurie nežiūri mano video, kurie nežiūri iki galo. Tai pirmas dalykas - sportas. Prisižiūrėkit savo kūną ir jūs būsit arčiau savo tikslo negu 98% žmonių, kurie visiškai neprisižiūri, visiškai nejuda. Tiesiog sėdi prie televizoriaus ekranų ir tiesiog varvina seilės, kad galėtų vietoj to išeiti. Jūs galite tai naudoti, jūs galite naudoti social media, jūs galite žiūrėti tos podcastus ir vaikščiodami, tiesiog judėkit, nueikit į treadmillą, išeikit į mišką, pasivaikščiokit, pakalbėkit su draugais, su jais išeikit. Tai irgi bus jums benefit, investuokit į save, gerbkit savo kūną. Antras dalykas yra mityba. Pradėkit irgi nuo mažų dalykų. Pradėkit valgyti rytais maistus, kurie turi aukštus baltymų kiekius, tai gali kiaušinė, avižinė, košė, nesvarbu, pradėkit dieną nuo energijos. Ir po to tiesiog bilinkit tą habitą, kad jūs turit valgyti sveikai. Ir supraskit, kad kartais tikrai galima suvalgyti ir to greito maisto. Tačiau nepadarykit tai habitu, nepadarykit tai, ką darytumėt kiekvieną dieną. Tiesiog to nesukleisykit, turėkit saiko su maistu. Ir trečias dalykas yra, raskit savo stilių, būkit humble. Nereikia jokių gučių, pučių, jeigu yra patogu, jeigu jums higiena yra svarbi, vitaminai. Visi tie dalykai irgi susideda į savo investiciją, tai neturi būti didelio kapitalo, jums nereikia daug pinigų turėti, kad nusipirkti. Tie patys omega 3 20 eurų kaina, čia nėra daug. Ir tai gali jums tiesiog padėti gyvenime, sveikatos problemose, neturėsit jokių ligų, prevencijuosit jos ir jums tikrai bus žymiai geriau. Ir ketvirtas, skaitykit knygas, domėkitės dalykais, būkit curious, visą laiką klauskit klausimų, raskite mentorių, klausykit podcastų, žiūrėkit tutorials, lavinkit savo įgūdžius, pamatysit jūsų gyvenimas pagerės 100 kartų. Ir jeigu, kad manote, jeigu mano video yra geri, jums patinka, tai pranumeruokite, pasubscribinkite, paspauskite laiką ir taip pat description'e esu palikęs nemokamą vadovą, kurį sukūriau ir galite pasiskaityti, gal jums padės, gal turit kokių atsiliepimų, visą laiką rašykit komentarus, ar jums patinka tai, ką kuriu. Parašykit, gal kokių turit problemų, gal galėčiau kažkaip padėti ir susitiksim kitame video ir tikiuosi, kad pradėsit investuoti šiandien į save. Sėkmės.